Jeigu svajoji turėti savo kvepiančių skanių daržovių, bet turi mažai vietos, tavo sklypas yra mažas, gyveni kotedže, mažame sklype, neturi daug erdvės, turime tau sprendimą. Mažas šiltnamis, kuris užims tik tais 4 kvadratus pločio, galėtų būti tavo kiemo puošmena, pomidorų, agurkų, davėjas tau ant tavo šeimos stalo. Noriu tau pristatyti lietuvių gamybos šiltnamį Klasika Slim, kuris yra 2 metrų pločio, 2 metrų ilgio ir tikrai tiks net ir mažiausia erdvei. Standartinė komplektacija yra labai paprasta. Tavo patogumui duris orlaidė galima skirti iš 2 pusių, kad šuniukai, kačiukai į vidų nebėgiotų. Gale patogi orlaidė, šiltnamis nėra ilgas. 2 metrai ventiliacijos šiuo atveju yra labai sočiai, tikrai pakankamai, nereikia dėl to papildomai rūpintis, bet jeigu reikia ir šiltnamis bus 4 metrų, erdvė leidžia 6 metrų ir taip toliau, papildomai galima komplektuoti automatinius stoglangio atidarytuvus, kurie patys nuo šilumos atsidarys, užsidarys ir nereikės tau gaišti savo brangaus laiko, kurį galėsi praleisti kartu su savo šeima. Kągi dar galime pasiūlyti? Patogias lysves, ar ne, kurias galėtumei įtaisyti šiltnamio vienoje ir kitoje pusėje, užpilti žemėmis, pasodinti augalus, viduje susidėti takelį, takelio atskirimą groteles, tai yra šiuo atveju vejos korys, užpilti akmenukais ir ryte ar vakare ateiti į šiltnamį su šlepetėmis. Dar vienas labai patogus dalykas, kurį norėčiau parodyti, tai yra pakabinama lentynėlė. Labai patogu pasidėti savo darbo įrankius, pirštines, neprinokusias daržoves, esant reikalui arba nesant reikalui paprastu judesiu atkabinti ir nulenkti prie sienos. Tada nebus užimama erdvė ir augantis augalai, pomidorai, agurkai galės laisvai bujoti ir derėti šiltnamyje. Greičiausiai turi klausimą, ar sunku tokį šiltnamį pasistatyti pačiam. Pasakysiu tiesą, tikrai nėra sunku. Tai yra didelė vyriška dėlionė, kurią gali įveikti ne tik tais vyras, bet ir visa šeima. Tai būtų ir atrakcija, ir kartu pažinimas savo statinio, kurį turėsite kieme. Visos detalės tai yra susukamos varžtais, surenkamas karkasas, uždedama danga ir jūs turite jau statinį savo kieme. Norint, tą tikrai galite padaryti per gerą pusdienį ir turėsite šiltnamį savo kieme. Tikriausiai kirba klausimas galvoje, kada yra geriausiai statyti šiltnamį. Pasakysiu sąžiningai. Metų laikas nėra svarbus. Be abejo, nenorėsiu to daryti gilią žiemą, bet nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tą galima padaryti. Optimalus montavimo laikas yra balandžio mėnesis, gegužės mėnesio pradžia. Jeigu norite pasiruošti pavasariui ir neskubėti to atlikinėti ankstyvą pavasarį, galima pasistatyti šiltnamį rudenį, kada dar žemė nėra įšalusi, nes šiltnamio pastatymui nereikalingi jokie papildomi pamatai. Šiltnamis kaip voras, kaip aštunkojis žemėje, kaip T apversta forma, kiekvienoje arkos tvirtinimo vietoje. Šiuo atveju šis kompaktiškas šiltnamis žemėje laikosi 10 vietų tokiu vat principu. Jo vėjas tikrai neiškels ir nenuneš pas kaimyną. Paklausi manęs, ar šiltnamį reikia kaip nors išardyti žiemai, kad jisai atlaikytų žiemos negandas? Atsakysiu tiesiai, ne. Pati šiltnamio konstrukcija yra tvirta, joje sukomplektuoti sutvirtinimo komplektai, kurie leis atlaikyti net ir didžiausios žiemos apkrovas. Dėliai teisybės pasakysiu, Dievas saugo ir tu pasisaugok. Jeigu atsiranda stipri žiema ir užkraunama didelis sluoksnis sniego, rekomenduojame nuvalyti. Jeigu kyla klausimas, kaip šiltnamį prižiūrėti, pasakysiu taip, tikrai nėra nieko sudėtingo. Jeigu mes sugebame namuose plauti ir valyti langus tiek iš išorės, tiek ir vidaus, šiltnamis nėra išimtis. Iš išorės šiltnamiuką mūsų nuplauna lietus, nereikia jo papildomai rūpintis, nebent gyvenate prie pušyno, prie kažkokios didelio žiedadulkių koncentruotos zonos, vadinkime,
tada galbūt reikėtų papildomai nuplauti, panaudojant šiltnamio valymo priemonės. Bet šiltnamį iš vidaus būtina kiekvieną rudenį, tai yra po sezono, po augalų nuėmimo, viską išnešus, tiesiog elementariai nuplauti specialiomis priemonėmis, naudojant kempinę, šepetį arba tiesiog elementarią žarną, paskui vėliau nuplauti, kad tekantis vanduo nuplautų visus nešvarumus, kuriuos atmirkite valymo metu. Paprasta. Ką dar reikėtų žinoti? Jeigu turite stoglangius su automatiniais atidarytuvais, durų automatinius atidarytuvus, reikia juos tinkamai prižiūrėti žiemą. Tai yra išimti, kad jie tiesiog neperšaltų ir neliktų veikimo režime. Visa kita labai paprasta. Yra tik tais tavo idėjos, tavo norai ir tavo šiltnamis. Tai tiek trumpai apie kompaktišką, nedidelį šiltnamį tavo namams, kuriame gali turėti savo rankomis užaugintas daržoves. Jeigu turi klausimų, mes visą laiką pasiruošę atsakyti ir padėti.